Sveiki, mano vardas Sigitas Pašaginskas iš Summit Nord įmonės. Mes esame vienintelis kietos pirties krosnių gamintojas Europos Sąjungoje. Ir šiandien mes turime šeimos pirtį, kur pirtinsimės 9 asmenis ir bandysim mūsų naują muilo akmenį iš Suomijos. Prieš tai čia stovėjo krosnis su tinklu ir akmenimis, metus laiko naudojamės. Tai dabar pabandysim, kas yra su muilo akmeniu ir ar yra kažkoks tai skirtumas. Pažiūrėkime, kaip kaista muilo akmuo, pradėjus kūrenti ir jau išsikūrenus. Pradėjus kūrenti, tai temperatūra buvo viso akmens 18 laipsnių, o dabar po valandos kūrenimo viršuj 36, viršutinė plokštė 41, vidurinė plokštė karščiausia dalis 77-80 rodė ir apatinė dalis irgi apie 80. Po valandos kūrenimo. Pradedam. O dabar verdiktas. Tai ar krosnis su tinklu, ar krosnis su muilo akmeniu. Iš principo skirtumai tokie. Tai krosnis su tinklu, išorinė akmenys įkaista beveik iki 200 laipsnių karščiausia vieta, aukštesnė vietoje ten 150-180 laipsnių pasiekia. Su muilo akmeniu iš principo karščiausia vieta yra 110 laipsnių, viršutinė dalis 70 laipsnių. Tai iš principo muilo akmuo yra daug saugesnis vaikams, tai yra, reiškia, arba ir suaugusiems, tai kad prisilietus tu tai paprastai nenusideginsi. Kitas dalykas, ką aš pastebėjau, tai temperatūra su muilo akmeniu šiek tiek yra žemesnė, kai 5-6 laipsniais, tarsi naudojant intensyvumą, kūrenimo ir užpilimo ant akmenų. Tai iš principo turim šiek tiek žemesnę temperatūrą, bet galim per drėgmę gauti to, ko norime. O mano šeimos verdiktas, mes čia 9 šiandien pasinaudojom tą pirtim, tai iš principo skirtumo didelio nepastebėjo. Aišku, yra niuansų tai, kad aš žinau, ką reikia daryti ir kada, kiek reikia malkų įdėti, kad neperkaitinti to su tinklu. Su muilo akmeniu yra daug paprasčiau visą tai padaryti. Tai aš sakyčiau, jeigu biudžetas leidžia, aš renkuosi muilo akmenį. Jeigu ne, tai tada krosnis su tinklu nuostabus variantas ir galima praktiškai tas pačias sąlygas išgauti kaip ir su muilo akmeniu. Tik tai, kaip ir sakiau, saugumas. Tas svarbus, aišku, dizainas, grožis ir, kaip sakyti, solidumas, tai su muilo akmeniu tikrai atrodys išskirtiniai. Tai tokia ta išvada. Summit, tavo gyvenimo būdas.